pasyvi agresija yra populiarus dalykas ir šiandien galbūt mes kaip tik pasyvios agresijos matom žymiai daugiau negu aktyviai išreikštos agresijos. Ir pasyvi agresija tai yra žmogaus elgsena, kuomet jisai išveikia savo nemalonius jausmus nukreiptus prieš kitą žmogų, tiesiog suteikdamas progą jam pačiam juos pajausti. Ir kaip tai vyksta. Tai pasyviai agresijai sukurti, pavadinkim taip, išveikti yra naudojama keletas pasąmoningų technikų, nes dažniausiai žmonės, kurie elgiasi pasyviai agresyviai, jie net nesupranta, kad jie taip elgiasi. Tai gali būti argumentų neigimas. Pavyzdžiui, mes kalbame su žmogumi ir su juo, kaip sakoma, kaip žirniai į sieną. Gali būti kaltinimas, kad jo, tai tu čia pats kaltas, kad tu čia taip jautiesi, arba pats kaltas, kad tu čia jauti tuos jausmus kažkokius tai man. Kad gali būti tiesiog ignoravimas. Yra, žodžiu, pasyvios agresijos formų yra tikrai labai įvairių. Bet kada mes susiduriam su pasyviai agresyviu žmogumi, dažniausiai mes pradedam jausti jausmus, kurie mums yra kažkaip tai toj situacijai neturėtų kilt. Lyg tai žmogus pats esi nukentėjęs ir staiga pasijunti kaltas, kad tu netgi esi nukentėjęs. Ir būtent tai gali būti labai aiškus toksai pasyvios agresijos atvejis, kada tai vyksta, kaip mes patys tai galim patirti. Ši pasyvi agresija labai mėgsta narcistinės asmenybės naudoti prieš kitus. Tam, kad nesusigadinti savo to, pavadinkim, narcistinio veido, kad visą laiką išlikti ten, gerų, fainų žmogumi, kuris visada yra nuostabus, puikus. Narcistinės asmenybės naudoja pasyvią agresiją tam, kad galėtų nukreipti savo agresiją kitam žmogui, nenaudodamas tiesioginio puolimo. Žmogus, kuris elgiasi pasyviai agresyviai, dažniausiai pats to ir nesuvokia. Arba suvokia pakankamai miglotai. Labai mažai žmonių, kurie elgiasi pasyviai agresyviai ir daro tai sąmoningai. Sakyčiau, čia jau yra toks psichopatijos bruožas, kada tu iš tikrųjų žinai, kad tu darai žalą kitam žmogui ir tęsi tą žalą. Kaip ta pasyvi agresija gali pasimatyti? Tai yra ne vienas būdas, kaip pasyviai agresyvūs žmonės išveikia savo tą agresiją į mūsų atžvilgių. Tai gali būti nuolatinis atidėliojimas, ignoravimas, nuolatinis kaltės prisiėmimas. Tai yra taip, aš visada kaltas, aš ten taip ir žodžiu, ir vėl čia, taip vėl aš čia viską padariau. Atsikalbinėjimas, nuolatinis paaiškinimas, kodėl žmogus negali kažko tai imti padaryti, ar ten, žodžiu, kodėl jam vėl nepasisekė. Toksai kaltės perkelimas, kad atseit reiškia, aš nepadariau, bet tu esi kaltas, kad čia taip atsitiko. Ir tai vyksta nuolatos, nes vėlgi čia reikia pasyvi agresija, jinai pasimato būtent tada, kada mes ilgiau pabendraujam su žmonėm. Gali būti iš tikrųjų, kad žmogus nesupranta tos situacijos, ten, jeigu tai atsitinka vieną ar kelis kartus. Bet dažniausiai tai pasyviai agresyvų žmonės tą pasyvios agresijos išraišką naudoja nuolatos. Ir jeigu tai yra besitęsiantis toksai kaip komunikacijos būdas, besitęsiantis problemos sprendimo metodas, tai aišku, kad mes susiduriam su pasyviai agresyviu žmogumi. Jeigu žmogus suvokia, kad jisai elgiasi pasyviai agresyviai, tai pirmiausia, galbūt būtų gerai atvirai pasikalbėti, ką tuo metu, kada įvyko tas pasyviai agresyvus elgesys, ką jis tuo metu jautė, kas jame vyksta. Nes pasyviai agresyvūs žmonės elgiasi taip dėl to, kad jie ginasi. Jiems yra baisu, jie negali konfrontuoti atvirai, jie negali pasakyti apie problemą, jie negali kalbėti apie problemą atvirai, nes tai jiem kelia didžiulį diskomfortą ir būtent po truputį pradėti kalbėti apie tai, kasgi čia darosi,
drąsiai eiti ir žiūrėti tą problemą, kuri čia kyla ir kas čia ir kaip tai spręsti. Atvirai pasakyti žmogui, su kuriuo vyksta ta konfrontacija, nes dažniausiai ta pasyvi agresija tai yra tarp artimų žmonių tarpe irgi ir jinai skaudina ir žeidžia, tai tiesiog imti ir kalbėti. Taip, aš negaliu spręsti tos problemos, man labai baisu ir man labai nejauku kalbėti ir tada, aišku, kitas žmogus gali įsitraukti ir sakyti, okei, žiūrėk, aš suprantu, kad tu turi problemą, kalbam apie tai. Vėlgi, čia paradoksalu, bet eiti pas specialistą pagalbos, ieškoti, užduoti tos klausimus, kurie kamuoja apie pasyvią agresiją psichologui ar psichoterapeutui. Sakyti, aš turiu tą bėdą, ką man daryti. Tai kaip žmogui pasakyti, kad jis elgiasi pasyviai agresyviai, tai tiesiog atvirai konfrontuoti. Nereikia išreikšti to su pykčiu ar su patiems su agresija, bet tiesiog atvirai pasakyti, man atrodo, kad tu elgiesi pasyviai agresyviai dabar. Kas čia vyksta? Žiūrėk, tu ir vėl pasielgiai taip ir taip. Ir man nepatinka, kad tai vyksta. Gal galim apie tai pasikalbėti, atvirai kalbėtis apie tai, kokia čia ta dinamika tarp mūsų. Aš iškėliau problemą, o tu vėl nuo jos pabėgai. Ką tu dabar jauti, ką aš dabar jaučiu, kokius man tai jausmus sukelia. Nes mums labai dažnai sukelia pasyvi agresija pyktį ir norą patiem kažką tai išveikti, arba priešingai kaltės jausmą ir norą atsiriboti. Nes pasyviai agresyvių žmonių tikslas yra kaip ir aktyviai agresyvių žmonių. Tai yra tiesiog apsibrėžti savo ribą labai aiškiai, kad apie tą problemą arba apie kažkokį tai reikalą nebūtų kalbama, kad tas žmogus atsitrauktų nuo tave. Tai va, tas mūsų pačių konfrontacija gali labai išspręsti tiesiog. Ir svarbu galbūt šitoj vietoj, kaip visada, mums patiem būti atviriem, būti draugiškiam, nebandyti tos pasyvios agresijos spręsti kažkokią tai atvirą agresiją arba patiems įsitraukti į pasyvios agresijos žaidimą. Vis dėlto visos šitos problemos jos gali būti išspręstos, jeigu mes tiesiog atvirai apie jas kalbėsim.